Labą dieną. Ko laukiam pirmininko, ne? Dingo pirmininkas. Taip ir yra. Mandagiai vėluoja. Da palauksim, bus nemandagiai. Kaip iš pamokų bėgsi manęs. Žiūrėkit, kokį nors atsimenat. O jas. Deputatą. Sveiki. Sveiki. Labą dieną. Nu, kokius čia bairius krečiat? Mes nieko laukiam pirmininko. Santūrai laukiam pirmininko. Labai gerai, kad laukėt pirmininko. Tai kiek mūsų čia spala susirinko, kai šitys metėme rekordą. O, jau įrašas yra, ne? Ar ne? Liktai vardintas. Taip, tai įsiskaičiuojam tada. Matau Tadą Šalkauską, matau Sigitą Mikalauskenį, matau Edgarą Taurą kažkur tai pavėsyje. Maudosi. Taip, matau Gitaną Stelmakienę, ko nematau. Rolando Vosyliaus nematau, ne? Nematot, ko ne? Mes matom. Justiną matau Kazlą. Taip, tai kiek čia mūsų yra? 11. Taip. Na, kaip ir visi, ar ne? O, Juodžbalio nemačiau. Yra. Mindaugas ar yra? Yra. Yra. Aba, taip, Mindaugas. Kevičius irgi yra. Taip, gerai. Tai kvorumas yra. Vilma Kazlienė mus prižiūri, ar ne? Nors jos nesigirdi. Tai pradedam nuo darbotvarkės. Darbotvarkėje 2 klausimėliai. Labai paprasti. Dėl Kazlų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buveinės adreso ir nuostatų pakeitimo. Pranešėja savivaldybės kontrolierė Inga Pečiulaitinė. TSP 168, kuris bus tarybos posėdį. Ir antras klausimėlis, kurį jūs jau kažkiek tai patvirtino, tai dėl Kazlų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 24 metų veiklos plano pakeitimo. Taip pat pranešė Inga Pečiulaitinė. Ir ar turite klausimų dėl darbotvarkės? Ne. Ar pritarėte darbotvarkės šiai darbotvarkiai? Taip. Prieštaraujančių nematau. Visi linksi. Labai gerai. Tai ką, tai tada pradedam. Tai gal nuo pirmo tada klausimo, Inga, jeigu galėtumėt pristatyti trumpai, aiškiai ir toliau judėsime. Labą dieną. Teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl tarnybos buveinės ir nuostatų pakeitimo. Tarnyba yra persikėlusi į kitas patalpas. Anksčiau buveinė buvo Gimimo 12, dabar esame Vytauto 21. Todėl dėl šių priežasčių reikalinga pakeisti buveinę. Pagal teisės aktų reglamentavimą sprendimą dėl buveinės pakeitimo priima savivaldybės taryba. Tai dėl to tame pačiame projekte teikiamas
ir nuostatų pakeitimus, ir buveinės. Kas liečia nuostatus, nuostatai keičiami atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų įstatymo, vietos savivaldos įstatymo, valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus. Tai trumpai, jeigu kokie pakeitimai, tai biudžetinių įstaigų įstatymui pasikeitus buvo patikslintos ir biudžetinės įstaigos savininko teisės įgyvendinančios institucijos kompetencijos savivaldybės tarybos. Ir taip pat dabar pasikeitė vietos savivaldos įstatyme. Truputėlį ankstesnis buvo pakeitimas, tai papildomas auditai ne tik finansinis ir veiklos, bet buvo papildyta atitikties auditų. Buvo patikslintos tarnybos savivaldybės tarybai teikiamų išvadų formuluotės, tų įprastų išvadų, bet jos pasikeitė formuluotės ir taip pat buvo papildyta naujo pobūdžio išvada. Tai buvo išvada papildyta pareiga teikti išvadą dėl savivaldybės galimybės prisimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės infrastruktūros plėtros. Vietos savivaldos įstatyme pakoreguotos išvados dėl savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio pateikimo terminas. Ankstesnėje redakcijoje buvo iki Liepos 15, dabar iki gegužės 15 dienos. Taip pat patikslintas tarnybos valdymo organizavimas, nurodant konkrečias priemonės, kad savivaldybės kontrolieriaus įsakymai, pavedimai, vidaus tvarkos, veiklos planai, kiti teisės aktai. Ir taip pat papildyta nuostata dėl tarnybos metinių ataskaitų rinkinio pateikimo. Vėlesniam pakeitime, šių metų vietos savivaldos įstatymo pakeitime, greta finansinių atitikties ir veiklos auditų yra įstatymiškai įtraukiami ir vertinimai, kad tarnyba atliks ne tik šios auditus, bet ir vertinimus. Tai papildyta dalis punktų, būtent, kad vertinimais, tai vertinimų metu gauti informaciją, į patalpas, taip pat teikti išvadas ir panašiai. Vieno žodžio funkcijose truputėlį pakeitimų atsirado ir su vertinimais. Taip pat papildyta nauja aplinkybė, kad kontrolierius gali būti skiriamas antrai kadencijai be konkurso, detalizuotos personalo valdymo funkcijos ir tai dar papildyta vietos savivaldos įstatymo 67 straipsnis buvo papildytas 13 dalimi, kuri nustatė, kad tarnybos vidaus auditas savivaldybės tarybos iniciatyva atliekamas nerečiau kaip vieną kartą per 5 metus nepriklausomo vidaus audito paslaugas įsigyjant viešųjų pirkimų įstatymo nustatytą tvarką. Tai va šiais išvardintais pakeitimais mes ir peržiūrėjome ir pakeitėme nuostatus. Kadangi pakeitimų buvo daug, todėl mes nedarėme tam tikrų punktų pakeitimus ir lyginamosios analizės, tačiau tvirtiname visą naują redakciją nuostatų. Nes iš tikrųjų ir skyriai keitėsi, pakeitimų daug atrodo, kad ir, tarkim, pasikeitė, atsirado vienas atitikties papildomai auditas ir vertinimai, tačiau su jais yra susiję kitų punktų pakeitimai, funkcijos, teisės, pareigos. Tai trumpai būtų tiek. Kas gal turite klausimų? Aš tada norėčiau paklausti. Ten toks 15.2 punktas. Kiekvienais metais iki gegužės 15 dienos parengia ir ten savivaldybės reglamento nustatyta tvarka pateikė savivaldybės tarybai išvadą dėl metinių ataskaitų rinkinio. Kaip prisimenam, kiekvienais metais, reiškia, tos viešosios ir biudžetinės įstaigos ateina su savo tom ataskaitom. Jos ateina netgi balandžio mėnesio, man atrodo. O dar tokių išvadų... Šiais metais buvo... O mes išvadą teikiame prie to rinkinio, kurį teikia administracija, konsolidavus, tai yra apibendrinus visų įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius ir biudžetinių ataskaitų rinkinių duomenis. Tai išvada teikiama šitam rinkiniui. Tai reiškia, jūs nevertinat prieš tarybos posėdį pateiktų biudžetinių ir viešųjų įstaigų metinių ataskaitų rinkinių ir jie gali praslysti, jie gali būti patvirtinti arba nepatvirtinti, o paskui, reiškia, viskas po to. Ką iš tikrųjų, kaip atrodytų, kaip jūsų nuomonė turėtų būti daroma?
Dėl Tai biudžetinių ir iš viešųjų tikrųjų mes įstaigų metinio ataskaitų. negalim sakyti, kad nevertinam. Mes va šio finansinio audito metu, kurį dabar pradėjome rugsėjo mėnesį dėl 24 metų, tai, o prieš tai buvo už 23 metus, tai audito metu iki tos gegužės 15 dienos mes pagal planavimo metu nustatytas rizikas ir kiekybinį reikšmingumą atrenkam subjektus, kurių mes privalome duomenys įvertinti. Tai reiškia, šito finansinio audito metu mes įvertiname ne mažiau nei 50% duomenų. Tai, tarkim, pagal kiekybinį reikšmingumą visuomet į mūsų audito atranką papuola savivaldybės administracija, Kazio Griniaus gimnazija, turto aspektų plus dar pirminės sveikatos priežiūros centras. Tai šių įstaigų mes rinkinius ir rinkiniuose pateiktų duomenų teisingumą vertiname. Tarkim, smulkesnių įstaigų, kurių yra, ta prasme, jiem finansavimas yra mažesnis ir turto dalis yra mažesnė, mes vertiname tam tikrose srityse. Tarkim, nusistatom vieno ar kito audito metu, kažkokią sritį tikriname ir, tarkim, pagal tą atranką tuomet papuola visos įstaigos. Bet iš esmės, kad viso rinkinio mažesnių įstaigų mes kiekvieno audito metu tikrai nevertiname. O kad praslystų ten, kaip ir sakote, dėl kažkokių neatitikimų, tai šiaip iš tikrųjų kontrolės procedūros ir atsakingai vykdo mūsų finansų dar skyrius. Jie, aišku, kitų aspektų, bet jie iš savo pusės iš tikrųjų sužiūri tuos momentus. Tai baigiant šitą klausimą, ar mes būsim akli, kai vertinsim Kazlų Rūdos PSPC ar Kazio Griniaus metinio ataskaitų rinkinį kitais metais? Ar būsim akli, ar būsime praregėję? Na, tiesiog, kas bus nustatyta šių metų audito metu, mes informaciją pateiksime, kaip ir pateikėm ankstesniais metais. Supratau. Nu, čia galbūt retorikos daugiau. Tai gerai. Gal dar kas nors klausimų turite? Na, tai tada aš dar čia keletą klausimėlių turiu. Personalo priežiūra. Ten nuostatose lyg tai tam aiškinamajam rašte apie personalą buvo šneka, bet aš taip supratau, kad lyg tai jūs užsiimsite personalo priežiūrą ir dokumentacijos tvarkymą, ar taip? Tai iš tikrųjų, ta prasme, mes tarnyboje ir anksčiau kontrolės užsiėmė, tiesiog nebuvo taip detalizuota, nes, tarkim, mes esam atskira biudžetinė įstaiga, atskiras subjektas ir nors iš darbuotojų mūsų yra tik 2, tačiau visi reikalavimai keliami kaip ir biudžetinė įstaigai, kurioje 50 ar daugiau darbuotojų. Ta prasme, visos kontrolės procedūros, tvarkos, įsakymai, ta prasme, eina ir, aišku, ir personalo supažindinimai, pareigybės, atostogos, ir visi klausimai, kaip ir bet kurioje įstaigoje. Tai tiesiog įstatyme buvo daugiau detalizuota, pakeitus įstatymą. Tai reiškia vykdysite, jūs ne personalo skyrius administracija neprisiims, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. Ne. Administracija tam tikrus veiksmus atlieka kaip ir dėl kitų įstaigų vadovų, tai dėl savivaldybės kontrolieriaus. Kaip ir, tarkim, dėl kitų biudžetinių. O visa kita mes viduje tvarkomės. O tai dabar, kokią dabar lyg tai turėtumėt patvirtinti struktūrą? Aišku, ta struktūra turbūt į tarybą jau neis. Ne, struktūra yra patvirtinta, jinai kontrolieriaus įsakymų tvirtinama ir ta struktūra patvirtinta 2 darbuotojai, savivaldybės kontrolierius ir vyriausiasis specialistas. O kokia metinė kaita jūsų tarnyboje? Tai 3 metai, 4 metai nėra kaitos. Ir dar paskutinis klausimėlis toks, o biudžetas jūsų? Koks metinis biudžetas? Kiek mums kainuoja? Mūsų metinis biudžetas maždaug 1 milijonas ar pusę? Apie 60 000. Iš tikrųjų, po ranka dabar neturiu. Nieko, centukais nereikia, čia reiškia apie 60 000 tinka, ja? Nes nelabai brangu. Supratau. Pagrindinis, iš tikrųjų, lėšas
yra skiriamos darbo užmokesčiui, o kitom reikmėm tai tikrai yra mažai. O neplanuojama toliau plėsti jūsų tarnybos? Na, apie tokius planus nežinau. Nes sekančiam klausime ten yra šneka apie tai, kad jūs ne viską galite suspėti. Lyg tai yra reikalų. Tai šiuo atveju, ta prasme, mes planuojame paprastai finansinį auditą, kurio metu apimame kelis subjektus tais aspektais ir planuojame veiklos auditą. Tai šių metų plane buvo veiklos auditas pradžioje planuotas tas, kuris dabar yra plane, tačiau nustačius rizikas, pasikeitus aplinkybėm, mes tada kreipėmės į kontrolės komitetą, teikdami siūlymą, kad mes matome reikalą atlikti viešųjų pirkimų auditą ir jeigu nebūtų nustatytos papildomos rizikos ir nebūtų atliktas tas papildomas auditas, tai viskas tvarkoja, mes būtume jį ir suspėję. Tai komiteto nariai, gal turite dar klausimų? Gal prieinam tada prie pasisakymų, gal turite pasisakymų? Tadai labai iš toli ten žiūri mane. Gerai. Čia kuris Tadas iš to žiūri? Tai toks kaip prigulės, žinai, ant smėlio dėžės. Taip, tai klausimų neturime, pasisakymų neturime. Ar mes galime pritarti šiam klausimui dėl Kazlų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos dėl Kazlų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buveinės adreso ir nuostatų pakeitimo TSP 168. Taip, galim pritarti. Ar galim pritarti bendrų sutarimų? Pritariam. Taip, pritariu. Tai ačiū, tada pritarta šiam klausimui ir tada sekantis kitas klausimas, tada dėl tarnybos veiklos planų patikslinimo. Taip. Vėl čia Inga turėtų pasireikšti, ar ne? Gal trumpai tada, nes kiek supratau, jūs jau ten lygiai ir aptarė tos klausimus, tai... Tai truputėlį pakartotinai teikiu šį klausimą. Praėjusiam kontrolės komiteto posėdį pristačiau aplinkybės, taip pat kontrolės komiteto pirmininkui jums išsiunčiau, stengdamas sudėlioti, galbūt jums aišku, jei kas neaišku, klauskit, dėl kurių aplinkybių mes prašome, kad iš plano leistumėte išimti numatytą veiklos auditą. Taip. Gal yra klausimų, gal neaiškiai tenai, nors bandžiau, atrodo, paaiškinti aiškiai. Ar yra kažkokių tai klausimų aš persiunčiau kontrolierės raštu pateiktus argumentus, dėl ko tas planas turėtų būti pakeistas. Ar turite klausimų, komiteto nariai? Ne, neturim. Taip, tai tada, ar turite pasisakymų šio klausimu? Kaip ir nėra. Tai aš tada trumpai norėčiau pasisakyti ir pasakyti tai. Na, iš tikrųjų, nėra argumentas tai, kad Kazlų PSPC viešųjų pirkimų ten specialistė susirgo ir tada tas prasitęsė terminai. Aš manau, kad kontrolierė norėjo pasakyti tai, kad sunkesnis bendravimas prailgino tą procedūrinius tos klausimus, būtent auditas prasitęsė dėl to, kad nebendravo. Auditas prasitęsė dėl to, kad kai nebendraujame, tai žymiai daugiau laiko užima tas auditas. Tai ta argumentacija man yra suprantama.
Tačiau aš norėčiau dar pasisakyti ir kitų klausimų, būtent, tiksliau ne kitų, o tų pačių klausimų apie tai, kad man, pavyzdžiui, Kazlų Rūdos energija labai rūpi. Kazlų Rūdos energija susijungusi iš dviejų įmonių ir vykdo labai svarbias veiklas. Ir užmiršti šitą įmonę dėl to, kad jinai pradėjo bendrauti, mano galva, nereikėtų. Ir dėl to siūlyčiau tiksliai, šnekant apie 25 metų planus, vis tik įtraukti Kazlų Rūdos energiją į audito planus. Nors tai yra sekančio posėdžio turbūt klausimas, bet šiandien tą norėjau pasakyti. Tai va, bendroj sumoje norėčiau pasakyti, kad aš irgi pritariu, kad būtų išbraukta iš šių metų veiklos plano Kazlų Rūdos energija, bet kitiems metams būtų gerai, kad ji būtų įtraukta. Ar dar kas nors turi pasisakymą? Plano projektą jums teiksime iki lapkričio 15 dienos. Taip, aš šitą suprantu. Ar dar yra kažkokių tai pasisakymų? Jeigu nėra pasisakymų, ar galime pritarti antram klausimui, kaip jis buvo pateiktas? Taip, galime. Ar galime pritarti bendrų sutarimo? Taip. Pritariam. Tai ką, jeigu pritarėm, tai tada pritarta ir antram klausimui, kaip jis buvo pateiktas. Ir jeigu nėra papildomų kažkokių tai klausimų, tai tada galim posėdį užbaigti. Klausimų neturim. Tai ką, ačiū tada. Ačiū labai. Ačiū visiems ir iki kito karto. Ačiū, iki malonaus. Viso geriausio. Iki. Viso gero. Viso gero visiems.